Sveikučiai pabiručiai, išnagrinėsiu 2 horizontaliai mesto kūno judėjimo pavyzdžius. Pirmą pavyzdį jūs matote, aš iš karto virš skaitinių reikšmių užrašysiu raides. Turime V0, turime laiką T ir laisvą kritimo pagreitį G. Pasibraukiu žodį horizontaliai mestas, nes tai man iš karto suponuoja, kad reikės taikyti būtent šito modelio lygtis. Na ir pirmas klausimas, iš kokio aukščio kamuolys buvo mestas. Tai aš žinau, kad horizontaliame judėjime aukštis skaičiuojamas pagal šią formulę. Įstatau skaičius 9,8, 4 kvadratu iš 2. Ir gaunu atsakymą 78 sveikus ir 40 metro. Na, o kokį atstumą kamuolys nulėkė horizontalia kryptimi? Žinau, kad horizontalia kryptimi judėjimas tiesiaeigis tolyginis galioja štai toks sąryšis 25 × 4 yra 100 metrų. Keliaukime prie sudėtingesnio ir abstraktesnio uždavinio. V0 pradiniu greičiu horizontaliai mestas akmenukas nuskriejo atstumą lygų aukščiui. Raskite, iš kokio aukščio buvo mestas akmenukas. Turiu V0 ir turiu pasakymą, kad x lygu h, bet nežinau nei x, nei h. Na, laisvo kritimo pagreitis dar kaip ir konstanta, kaip ir žinomas. Taigi man reikia rasti, kaip aukštis h priklauso nuo V0, nuo x, nuo g. Kitų dydžių aš kaip ir neturiu. Na, kadangi h lygu x, tai ir x man čia nereikėtų kartoti, taip aš jį išbraukčiau, nes jis ir yra tas h, kurį man reikia rasti. Na, pabandysiu išspręsti. H lygu gt kvadratu iš 2. Tokią vienintelę formulę žinau. G kaip ir gerai, kad jau yra formulėje, tačiau laikas t yra trukdis. Laiką t aš galiu išreikšti iš horizontalaus judėjimo, tai būtų x dalinta iš V0, tačiau kadangi x yra h, tai galiu užrašyti štai taip. Na ir dabar šią išraišką aš įstatysiu į formulę. Taigi, g dalinta iš 2 man lieka, o t kvadratą pakeičiu į h iš V0 kvadratu. Vietoj laiko t įstačiau. Na, dabar sutvarkius matematiškai, gauname, kad g h kvadratu dalinta iš 2 V0 kvadratu. Na, ir dabar nelabai aš matau visos lygties, tai čia dedu tašką dabar ir parašau iš naujo. H lygu gh kvadratu iš 2 V0 kvadratu. Čia yra kvadratinė lygtis. Vienas sprendinys yra 0, tai man jo nereikia, nes žinoma, kad jeigu aukštis yra 0, tai ir atstumas bus nuskrietas 0. Tada turėsiu, kad vienetukas yra lygus g h dalinta iš 2 V0 kvadratu ir belieka vieną žingsnį padaryti, išreikšti h. Tai bus atsakymas. H bus lygus 2 V0 kvadratu iš g. Taigi dabar tikrai radau funkciją, kaip aukštis priklauso nuo pradinio greičio ir laisvo kritimo pagreičio. Na, o atstumas x, kaip ir galima buvo tikėtis, dingo, nes jisai buvo lygus aukščiui, o aukštį mums ir reikėjo rasti. Sėkmės mokantis toliau šią temą savarankiškai.